Sveiki, su jumis Jurijus Slavas ir šiandien mes pradedame naują rubriką, kurią pradėsime skelbti savo sėkmės pamokų blogę. Ši rubrika vadinsis Efektyvios tinklinės rinkodaros vystymo technikos. Ir aš ją norėčiau pradėti šiandien su jumis nuo tokios iš tikrųjų gana aktualios temos, kuri labai dažnai neteisingai suprantama yra ypač naujokų tinklinė rinkodaroje, ir tai yra viena iš pagrindinių klaidų, kurią daro naujokai tinklinė rinkodaroje. Tai yra naujų žmonių radimas arba naujų žmonių pakvietimas, kaip jie supranta tai ir kaip jie vysto savo verslą. Iš tikrųjų, labai dažnai, galbūt irgi jums ne vieną kartą yra tekę girdėti apie tai, kad jums pakaks 5-6 žmonių tam, kad vystyti tinklinės rinkodaros verslą. 5-6, 3 žmonių, galbūt kai kur sako, kad netgi dar mažiau, 2 žmonių pakanka tam, kad pradėti vystyti savo tinklinės rinkodaros verslą. Aš noriu pasakyti jums dabar tiesiai ir atvirai. Tai yra mifas. Mifas, kad jums pakaks 5-6 žmonių tam, kad jūsų verslas pradėtų duoti jums milijonus ir būtų stabilus ir leistų jums gyventi tą gyvenimą, apie kurį pasakojama tinklinės rinkodaros versle, ir leistų jums uždirbti pasyvias pajamas. Iš tikrųjų, tai 5-6 žmonių, galbūt kitose kompanijose, ir 2 žmonių priklausomai nuo tinklinės rinkodaros plano pakanka pradžiai tam, kad pradėtumėte uždirbti pinigus iš tos kompanijos verslo. Bet jokių būdų ne tam, kad jau sukurtumėte stabilų verslą, kuris duoda jums milijonus ir leidžia gyventi visai kitą gyvenimą. Tie žmonės, kurie to nesupranta, arba žmonės, kuriems tai yra nepasakoma specialiai, jie tikisi, kad jie suras 5-6, 3 žmonės ir jų verslas jau yra visiškai sukurtas, stabilus ir leidžiantis jiems neskirti jam laiko, tik tais imti pajamas iš to verslo. Ir tokie žmonės, kai pamato, kad to nepakanka, jie pradeda bėgti. Jie ieško vis kitos kompanijos, kur reikėtų mažiau darbo, reikėtų tik tais 2 žmonių, galbūt iš viso bando ieškoti kompanijos, kur nereikia nei vieno žmogaus. Bet supraskime vieną dalyką, pinigų be pradinio darbo nebūna. Ir 5-6 žmonės yra tikrai tik tais tam, kad jūsų verslas pradėtų duoti kažkokias pajamas. Yra kompanijos, kurios vysto verslą binarinių planų būdų, pakanka 2 žmonių, bet 2 žmonių, kad pradėtumėte uždirbti pinigus. Jokių būdų ne tam, kad jūsų verslas pradėtų duoti jums didelės pajamas ir ypač pasyvias pajamas. Ir labai dažnai žmonės pasigauna šito kabliuko, ant šitos meškerės, ir tie žmonės, kurie tokiu būdu bando pritraukti žmonės į savo kompanijas, aš juos vadinčiau dvasių medžiotojais arba tiksliau dūšių medžiotojais. Žmonės, kurie tiesiog bando bet kokią kainą įtraukti žmogų, įtikindami jam, kad jam čia nieko nereikės daryti, tik tai vos keletą žmonių susirasti ir viskas, ir jo verslas pradės duoti jam milijoninės pajamas. Ir tokie žmonės iš tikrųjų tuomet niekada nebus ilgalaikiai jūsų partneriai, kurie ateis patikėdami tokiu mitu. Nes kitą kartą jie išgirs apie kitokį pasiūlymą, kur reikės 2 žmonių, po to, kur galbūt 1 žmogaus, iš viso ateikite pas mus, suraskite 1 žmogų ir nuo 1 žmogaus jūs jau pradėsite uždirbti milijonus pajamų. O galbūt greičiausiai ateis ir toksai, kuris sakys, o pas mus iš viso nei vieno nereikia ieškoti, tu tik ateik, tu tik tais pinigus investuok ir nieko tau nereikės daryti ir pradėsi gauti pinigus. Tai jau panašu ne į tinklinę rinkodarą, o į visiškai apgaulę, finansinės piramidės arba panašius dalykus. Aš irgi iš tikrųjų klydau rinkdamasis kompanijas, bet tikrai niekada nedariau savo sprendimų remdamasis tuo, kad man reikės surasti tik tais 2 žmonės arba 3 žmonės. Aš dariau klaidas kitose sferose, tai yra pasirinkdamas kompaniją, kuri galbūt neturėjo tokios tvarios ilgalaikės plėtros strategijos, jos tinklinis marketingo planas nebuvo stabilus ir išbaigtas ir neleido žmonėms uždirbti pakankamai pinigų. Bet kuriuo atveju tai niekada nebuvo paremta žmonių kiekiu, kiek man reikės surasti. Jeigu jūs suprantate tinklinę rinkodarą kaip tikrą rimtą verslą ir norite jame uždirbti didelius pinigus, jūs turite suvokti, kad jums pirmą reikės įdėti į tai pastangų. Ir tos pastangos gali atsispindėti tame, kad jums reikės surasti 100, 200 žmonių, galbūt 300 žmonių, galbūt kai kam 50 žmonių, tam, kad surastumėte tuos 5-6 rimtus partnerius, rimtus žmonės, kurie pradės vystyti jūsų verslą kartu su jumis ir duos jums stabilumo ir didelio augimo. Taip jums iš tikrųjų gali pakakti 5-6 žmonių, kad jūsų verslas taptų stabilus. Geriau 20, geriau galbūt 30 tokių žmonių. Bet tam, kad surasti tuos 5-6 žmonės, jums reikia pakviesti į tą verslą patiems asmeniškai tikrai gerokai daugiau žmonių. Tai yra tas pats, kaip paimkite
sakykime, pasikviesti daug vaikų, iš kurių bandote išaugyti profesionalius kažkokius sportininkus arba profesionalius savo srities žinovus. Niekada nežinote, kuris iš jų gali tokiu tapti. Jeigu jūs pasikviesti tik tais 3, tikimybė, kad iš jų visi 3 bus aukščiausio lygio sportininkai, greičiausiai yra lygi 0. Lygiai tas pats yra ir čionais. Ir aš suprantu, kad daugelis iš jūsų, gal kurie dabar klausėte šitą video, nesugebate ir nežinote, kaip surasti tokį kiekį žmonių ir galbūt pradedate galvoti, wow, todėl to šitas verslas yra ne man. Aš galiu jūs patikinti, kad tai yra įgūdžiai, kuriuos galima išsiugdyti ir kiekvienas iš mūsų tikrai turime pakankamai pažįstamų pradžiai, kad pradėti tokio tipo verslą, o vėliau ugdytis įgūdžius, kurie leistų mums dirbti ir su nepažįstamais žmonėmis. Bet pat paprasčiausias patarimas. Jeigu jūs tiesiog kiekvieną dieną darysite nedidelius veiksmus ir pagrindinį dalyką, kurį statysite prioritetu tam, kad pasiektumėte rezultato tokio tipo versle kaip tinklinė rinkodara, yra disciplina. Disciplina daryti nedidelius veiksmus, bet kiekvieną dieną. Kas yra nedideliai veiksmai? Tai yra 2-3 kontaktai, nauji kontaktai per dieną. 2-3 žmonės, kuriuos jūs supažindinate su tinklinė rinkodara ir su jūsų kompanijos galimybė. Ir jeigu jūs tai darysite kiekvieną dieną, bent po keletą žmonių, jūs tikrai sugebėsite per tam tikrą laiką išvystyti tuos įgūdžius, kurie reikalingi tam, kad galėtumėte pakviesti daugiau žmonių ir iš jų, žinoma, padėti žmonėms išaugti iki to lygio, kad jie taptų rimtais jūsų partneriais. Dalis žmonių ateis jau su rimtais įgūdžiais, dalis ateis nepasirengę tam, bet jeigu jūs teisingai juos įvesite į verslą ar teisingai parengsite juos darbui ir jokių būdų nedarysite štai tokių išankstinių lūkesčių, kaip aš ką tik sakiau, kad jiems reikės susirasti tik tais 2-3 žmonės ir daugiau nieko nebereikės daryti, tuomet iš tokių žmonių, aišku, didesnė tikimybė, kad atsiras daugiau rimtų partnerių ir jūsų verslas pradės vystytis, jisai pradės duoti didesnės pajamas, darysis stabilesnių. Ir tokiu būdu, žinoma, jūs kilsite savo verslo rezultatuose ir galėsite gyventi tą gyvenimą, apie kurį svajojate ir dėl kurio jūs renkatės tinklinę rinkodarą. Tai buvo mūsų pirmasis video iš ciklo, kaip ir minėjau, efektyvios tinklinės rinkodaros vystymo technikos. Aš linkiu jums pasinaudoti patarimais, kuriuos čia išgirdote. Ir tikrai dar mes dalinsime su jumis ne vieną kartą visokiais kitokiais pamastymais, patarimais apie klaidas, kurias dažniausiai daro naujokai tinklinė rinkodarai, apie tai, kaip efektyviau vystyti šitą verslą. Tad iki kitų kartų, kai mes pasimatysime su jumis čia. Čia buvo Jurijus Slavas, iki.